Sveiki visi. Šiandieną apie periodontitą ir apie šią ligą noriu kalbėti kuo daugiau, nes 8 iš 10 žmonių serga įvairiomis dantenų ligomis. Aktualumą parodo ir tai, jog kas 3 metus vykstantis pasaulyje Europerio kongresas suburia didžiulį rekordinį specialistų skaičių visame pasaulyje ir dėl to, jog ši tema yra aktuali visame pasaulyje. Ir Europerio kongreso gerbėja pati esu aš irgi ir kai tik turiu galimybę važiuoju mokytis, stažuotis, o jeigu nėra galimybės, tai klausau paskaitas nuotoliu ir periodontitas pati diagnozė iš tikrųjų kartais būna išgirstama netikėtai ir nuliūdina pacientus dėl 2 priežasčių savo praktikoje, ką tenka išgirsti. Tai visų pirma, kad patys pacientai nepastebėjo, ignoravo simptomus ir nesikreipė pas specialistus pačiu laiku. Ir antra priežastis, tai kad niekas nepasakė, jog jų burnoje yra periodontitas. Nei su dantimis dirbanti burnos higienistė, nei šeimos gydytojas odontologas. Ir pacientai nuliūsta ir nusivilia. Taip, periodontitas gali būti liga slapukė ir netgi kai kurie gydytojai gali nepastebėti simptomų ir neperspėti. Tai labai kviečiu būti dėmesingiams patiems savo burnoje esantiems simptomams, būklei ir prisiimti atsakomybę už tai patiems. Pavasarį suskaičiavau 15 metų savo odontologinės praktikos ir man pačiai buvo tai siurprizas, nes dažniausiai sakydavau, apie 10, iki 10. Ir net 15 metų turiu odontologinės praktikos. Turiu pasakyti, kad esu be galo dėkinga pirmiesiams savo mokytojams Vilniaus implantologijos centre, o ypač Algirdui Puišiui, periodontologui, kuris įskiepijo per tos 2 metus darbo kartu didžiulę meilę dantenų sveikatai ir kartu supratimą apie dantenų ligas. Ir turiu pasakyti, kad šitą aistrą apskritai apie burnos sveikatą lydi mane visą mano 15 metų praktiką. Ir dažnas mitas, baimė, su kuriuo susiduria pacientai, galėčiau pasakyti tai, kad jau dabar tai periodontito gydymui reikės daryti lopo operaciją. Ar kažkur patirčių turėję, ar atsiliepimų. Taip, anksčiau periodontitas būdavo gydomas lopo operacijomis, bet noriu šitą žinutę nuraminti, jog šiai dienai niekas lopo operacijų neskuba daryti ir niekas jų jau nebedaro, nes periodontito gydymas reikalauja visos burnos gydymo ir labiausiai tai yra bendradarbiavimo tarp gydytojo specialisto ir paciento. Tai yra švelnus, tausojantis visos burnos gydymas. Ir gydymas skirstomas į aktyvią fazę ir palaikantį gydymą. Ir viso to gydymo metu tiesiog keičiasi burnos mikroflora, gyja burna, keičiasi bakterijų sudėtis ir to pasekoje ne per dieną atsiradusi liga palaipsniui traukiasi, gyja. Tai tikiuosi, kad ramiau. Ir kodėl grįžtu ir noriu grįžti prie Europerio pasaulinio kongreso, kuo jis ypatingas, tai kad 2018 metais buvo apskritai ypatingi metai periodontologijoje ir metus prieš tai visame pasaulyje specialistai ruošė visokius tyrimus, analizavo metodus, medžiagą ir to pasekoje suklasifikavo atsirado nauja klasifikacija periodonto ligai ir naujos gairės ir rekomendacijos jos gydymui. Taigi, iš esmės pasaulyje tai yra gydoma pagal naujus standartus, naujus protokolus. Ir
kviečiu suskubti, pasitikrinti, pasižiūrėti, gal galima pagauti, apčiuoti ankstyvojoje fazėje. Ir labai kviečiu, išgydykime periodontitą kartu, mažinkime tą statistiką 8 iš 10 po truputėlį, nes dantenų sveikata kartu yra visos burnos sveikata ir realiai nesant sveikoms dantenom, kitas gydymas nėra kokybiškas ar efektyvus. Tai kviečiu išgydinti periodontitą kartu, gerinti Lietuvos statistiką pasaulyje. Ačiū, iki.